Klausau. Labas. Labas. Ar su Dovilė kalbu? Taip. Ką veiki, Dovilė? Dirbu. Gerai, kad dirbi, klausyk. Kur šefas yra? Namo išėjo. O nebus dabar? Ne. Čia pas mane vietos šefė. Nu jo, šefė, aš turėjau menį, klausyk, o tu viena dabar ten? Ta prasme, retai taip, bet tai dar žmonių yra. O kada baigia darbą? Realiai turėčiau 10, bet gal ir ilgiau dirbsiu. Klausyk, Dovilė, žinok, norėjau iš tiesų su šefė pakalbėti, bet niekaip jos negaliu surasti, tai radau tavo telefono numerį. Aš esu žiauriai nusivylęs. Kuom? Nu, vat jūs su tuo kabaku, kaip jūs ten dirbat? Kad čia viskas labai gerai. Nu, nepasakyčiau, kad labai gerai. O kas nepatiko? O kada tu dirbai? Aš nežinau, ar tu ten dirbai. Tu esi Dovilė, ar ne? Taip, aš esu Dovilė. Kaip tu atrodai? Šviesi? Nu taip, šviesi buvai. Tokia visai nieko, žinai, bet tas grožis, palyginus, žinai, ką man tenka, ką teko patirti, tai yra nieko. Na tai tada klausau nusiskandimo, nežinau. O tu viena ten tą purmenę dirbi, ar kas ten dar? Taip, viena. Tai padavėjas kur? Nėra. Nėra, ar ne? Nėra. Tai jeigu buvai, tai žinai. Nu tai, ką žinau, aš vieną dieną tik buvau, ašgi ne vietinis esu. Na ir kas nepatiko aptarnavimas? Nu, aptarnavimas, tai gal, žinai, dar pusė bėdos. Na. Bet tai, ką man tu įpylei gerti, yra, ką žinau, aukščiausio absurdo laipsnis. Įpyliau prastai? Ne tai, kad prastai įpylei, bet tu įsivaizduok, dabar aš, pavyzdžiui, esu normalus žmogus, ar ne, atkeliavęs, tarkim, iš Kauno, žinantis, kas yra Jack Daniels, žinantis, kas yra alus, žinantis, kas yra vynas, ir tu man kažkokį šūdą įpilai ir aš turiu dabar gertą, prasme. Ir po to aš dar tyčia nieko tau nesakiau, supranti, aš galvoju, kad tu pasitaisysi. Kodėl laiku tada nesakei? O kam aš turiu sakyti? Aš galvoju, kad tu pasitaisysi. Pasitaisysi, bet jeigu matai, kad nesitaiso situacija, tai tik jo nesilėpti, tai galėjai pinigų nemokėti už tą gėrimą. Nu, aš netoks žmogus, žinok. Jeigu man viską padaro, aš sumoku. Bet aš po to, dabar, pavyzdžiui, grįžęs, tai pagalvojau, kad aš tikrai noriu susirasti ir šefę, ir tave ir tiesiog pasakyti, kad jūs labai blogai dirbat. Nu. Tai dabar kaip spręsim šią problemą? Tai gal nekišam tada šefės. Galiu atsiprašyti. Jeigu taip, tarkim, buvo. Bet tai, supranti, nu, tai jeigu vėl daugiau pasitaikys taip. Nu. Ne, tai arba galima susitarti kitaip. Kaip galima susitarti? Jeigu nori užsuk į kavinę, tai atlyginsiu. O kaip tu gali man atsilyginti? Įpilsiu teisingai, šį kartą dar pavaišindama. Nu, žinai, aš nesu toks jau alkoholikas, kad galėčiau taip... Ne, nu tai... Ne, nu viskas normaliai, nesakau, kad alkoholikas ar dar kažkas, tai normaliai įpilčiau. Ne, Dovilė, tu čia dabar bandai mane papirkti alkoholinių gėrimų. Žinai ką, aš tau siūlau... Kepsnį. Tinka kepsnys? Kepsnys. Na, man jūsų... Labai skanus. O, labai skanus, visi geria. Negi ir tu šitą nusiskūsi? Na, aš tada tik geriau. Nu tai va, tai galėtum kepsnio paragauti. Dovilė. Taip. Aš nesu mažas vaikas, bet nesu ir jau senas, supranti? A tau turėtų būti kažkur taip iš pažiūros, nu, maksimum 21. Maksimum, čia sakau. Maksimum? Jo, man yra 25 metai. Ai, pats tas. Taip, pats tas. Tai aš, pavyzdžiui, atvažiavęs rytoj, nežinau, kada tu dirbsi ar nedirbsi, aš... Tai jau nebe, aš savaitę dirbu, savaitę laisvą. Gerai, nu tvarka. Aš noriu tave pakviesti, tarkim, į pasimatymą. Taip. Ir kad tu kartu su manim suvalgintum tą kepsnį, išgertumėm ir tiesiog praleistum laiką, nes tu man patikai. Na. Tada aš būsiu patenkintas, nesakysiu tavo šefė nieko. Susitiktume pas mane kavinį? Jo, susitiktume pas tave kavinį, o kur po to reikalai pasisuktų, ar į vieną pusę, ar į kitą, tai čia jau nuo tavęs ir manęs priklauso. Na, šiaip į pasimatymus nevaikštau, bet. Nu, aš manau, kad tau patikčiau. Manai netgi? Taip, manau. Kaip tu mane stebini. Taip. Skambini pirmiausiai nusiskųsdamas, kad blogas aptarnavimas blogai buvo įpilta kažko tai, o paskui sakai, kad patikau ir žinai, kad dar tu man patiktum. Tai iš viso viršūnė, tada sakai, kad skambina iš karto nesiskųsti, o tiesiog pakviesti kažkur. Kokia tu protinga, klausyk. Taip. Gal žmonas norėtum iš karto keliauti pas mane?
Be abejo. Kaip tik svajoju ištekėti. Ne? Laikas, galvoju. Nu jo, bet tau dar tik 20, rytoj tik 21 sueis. Kodėlgi ne? Nu tai dar ankstoka. Tai, žinai, reikia pirmiausia sutikti tą žmogų ir paskui. Tai klausyk, žiūrėk, rytoj tavo gimtadienis, 21 metai. Susitinkam. Pavalgom kepsnį, išgeriam, prisigeriam, važiuojam į viešbutį. Prisigeriam, neprisigeriam. Nu gerai, šiek tiek išgeriam. Aš irgi nesu kažkoks ten... saikingai, supranti. Važiuojam į viešbutį ir... O ką viešbutį? Ką viešbutį veikia 21 metų mergina ir 25 metų vaikina? Klausyk, ne, aš netokia. O tai aš nesakiau, ką mes veiksim, kad tu sakai, aš netokia. Aš pasakau ne. Ne. Bet pasakau ne. Gerai. Tu galvoji, galbūt, kad kažkas galėtų būti, tai ne, pasakau, nes aš netokia. O kokia tu esi? Labai rimta mergina. Labai rimta mergina? Taip. Nesimatė. Matėsi, bet trūko kažko. Trūko. Tai sakau, kitą kartą netruks. Eik tu. Taip. Žinai, ko dabar trūksta? Nesklausau. Tavo nuostabos. Manai? Nes tu nepaklausai, iš kur aš žinau, kad rytoj tavo 21 metai sukanka. Aš čia visai matai geriuosi labai. Ai, tu geriesi? Ne, žinok, man pasakė. Kas? Man pasakė tavo sesė, Laima. Aina. Ieva. Net Ieva, net tas sugebėjo. Wow. Ir net mama? Ir net mama? Taip, aš su tavo mamas pažįstamas, žinai, būdamas. Netgi? O tai aš tavęs nepažįstu? Ne, žinok, nepažįsti. Siaubas, koks absurdas. Tai aš galiu prisistatyti. Na tai lauksiu. Zip FM. Pažįstamas. Labas, Dovilė, radio stotis Zip FM, radistas Jonas su tavim. Labas vakaras tada. Labas vakaras, tai ką, sveikinu su būsimu gimtadieniu rytoj ir apmelavau tave dėl tų visų aptarnavimų. Manau, kad dirbi labai labai gerai. Stengiuosi. Esi tobula barmenė. Dėkui. Ir kai kada būsiu tame krašte, būtinai užsuksiu Tai būtų miela. kepsinę pavalgyti, gerai? Gerai, ir įpilčiau normalus gėrimą. Ačiū tau, iki. Gražaus gimtadienio. Dėkui.